šitą vlogą pradedam sekmadienio vakarą, bet aš turiu nufilmuoti, kaip mano brolis nusprendė. Žodžiu, esmė yra tame, kad mes buvom pasiruošę žiūrėti dartų finalo čempionatą. Už 2 minučių jis turėjo prasidėti. Sako, žinai, ko reikia siemku? Sakom, davai, varom iki parduotuvės, nusipirk siemku. Nuvarėm nusipirkti siemku. Grįžom su ananasų skardinė, kurią neturim atidaryti. Ir eidami, sakom, kaip norėtume būti Anglijoje tokiam industriškam restorane, kur mes visą vaikystę eidavom per šventinės dienas. Nu, ten jau būdavo tik per ypatingą progą gali ten, žodžiu, nueiti, nes ten jau prabanga būdavo. Ir aš sakau, Grantui, kaip aš norėčiau tų papadamų. Ir Grantas sako, don't even say it. Don't even repeat it again. This day. So we went and tried looking for it. Ir tada Grantas iš karto į chatbox. Kaip GBT vadinasi? ChatGBT? GBT? Yeah. Į chatbox sako, you like, this is a serious question. I'm sorry to disturb you right now, but how do you make papadams from scratch? Nu, žodžiu, nuo nulio. Ir gavosi taip, kad nuvarėm į parduotuvę paieškotų papadamų pirkti, o Maksimui nėra aišku. Ir Grantas ieško tų papadamų ir toks atsisuka į mane. O kaip tu galvoji, jeigu aš padaryčiau tako šį vakarą? Ir aš be jokių klausimų, be jokių abejonių, davai, daryk! Ir dabar vyksta tako gamyba. Gerai, čia jau. Čia jau viskas. Dabar turiu kažkur padėti, bet nežinau, kur padėti. Padedam atgal į vietą. Čia gaminasi guacamole. Taip. Pradedam čia su, visų paprastų dalykų. Už pradžių, žinai, aš pradėsiu angliškai kalbėti daug lengviau. We start with the beef. The beef needs to be cooking. Slowly cooking. A little bit of that good sauce, a little bit of that, you know. The thing is with the beef, it needs to, when you smell it, go banging, you know. So it's slowly cooking, doing its job. Sakė, kad kvapas turi būti geras. Yeah, that's... Palauk, leis man tai biškai translate. Yeah, of course. Jautienos faršas turi kepti padaže, kvapas geras. Tęsiam toliau. And then while that's cooking... Čia iš Londono atvažiavęs šefas. Dabar ruoškitės, aš jums išversiu. Pasiruoškit užrašus, pasiruoškit lapą, rašykitės dabar šitą receptą. Yeah. I'm going to translate what Lara just said. You want to be taking notes. This is some powerful stuff right now. So while that's cooking, we make the guacamole. Guacamole is simple. Just get some ripe guacamole in Maxima. There was nothing ripe there, so this is all... Man pačiai reikia dabar čia vertėjo. Nieko nesupratau, ką pasakė, jeigu jūs supratot, parašyti. Anyway, it's supposed to do the job. Tai pasakyk, kaip daryti tako. Mes visi tiesiog norim pasižinot, kaip padaryti guacamole. Okay, guacamole, you get it like this. You get off all the skin. Because you don't want guacamole to be with the hard skin. And then you get this, and then you say, okay, we use the special device. It's this very special device. And in England we call it a fork. And we have to break it up. This is the hard part. So obviously you got to pause the video because this is the not easy part. Paprastai pasakysiu jums, tiesiog jums reikia avokado, svogūno, nulupti juos ir trinti su šakute. Trumpai ir aiškiai. Yeah, wow, so not entertaining. Wow, gripping. It's like watching a movie with no cliffhanger. Just straight to the point. But this isn't working. Okay, this is... Nesigauna šefui. Yeah, it's not right. Gerai, duosi, aš padarysiu, tuoj palauk. Žodžiu, čia pomidoras, svogūnas, druska, pipirai. Čia avokadas su svogūnu, druska, pipirai. O čia yra faršas su padažu. Dabar kažką darys toliau. O, pradėsiu su pačiu geriausiu dalyku. Kur... I can't speak Lithuanian, what am I doing, you know?
Cool. Red-handed. Because this is gonna be the best first taco. It's gonna be the one with a lot of the juices. Ne, būtinai neišplaukite puodo. Yeah. And then we have two types of cheeses that we've gone with. There's no Gouda cheese in Maxima, which was a bit annoying, so we went with a hard cheese. Mild and Gouda cheese is the two best cheeses for tacos. Obviously, you can make it fancy. O tai iš kur tu žinai koks čia? This is pizza cheese, so this is just a mild cheese because it's grated. Matt, try Matt. Like, explain it to me right now. Basically, when you taste it, it's gonna be like, bro, this is. And obviously, Maxima, they didn't let me try it, but I know that this is a good one. I hope it's a good one. If it's mozzarella, it's a problem. It's gonna be a very weird taco. That's the one. That's the one. You see, it's a bit sharp. It's got that little sharpness. It's got a little tang to it. You know? And then this is the best part. You take these small tacos, and they have to be white. I think these are corn tacos. Should be corn tacos. Anyway, let me just confirm this information. It doesn't matter. Let's just carry on. Basically, these are the best ones. You just Santa Marina. smash it on top. You don't need butter, nothing. Well, it's got the oil already, so there's no need butter for this one. And bubbles should start popping up. Let it warm up. Čia tikrai burbuliukai šoks. You should do. Just check. Yeah, sorry, it's not getting hot. Wait a little bit, flip it, and then we add the stuff. So we add the guacamole. We got the guacamole to end with. To start with, we've got the beef. Add a little topping. O tai mes čia patys turim pasidaryti? Ar tu man padarysi? Ir atneši? Yeah, well, of course I'm gonna bring it to you. You're pregnant. Čia skanu šitas padažas? Yeah. Salsa sauce. You see how you just squash one side and it kind of like it's telling you, it's saying, please film me. I'm telling it, listen, no problem. Turi būtinai žodžiu taip būti. And now we just add a bit of like, we have what we want. We make it nice. Put a bit of beef. Maybe put a bit more. Ooh, that was good old noise. Now it might burn, so now this way you take it off a little bit. A little bit of cheese on both sides. On this side, a little bit on top. Now we do this little magic act called a flip. And bring it down. Just hold it down for a little bit. Put it down a bit of that heat. Where the spatula is very handy. Flip it the other side. Žiūrim, kaip čia gausis. Nuskepti. We've got a bit of that cheese. This is a different kind of cheese. It's going to be a nice and filling one. Yeah, this is, you need a rack. There you go. Nu gerai, pasiruošęs ateit paragauti? Oh, you want to try your one, yeah? Tai taip pabuda. Yeah, come on. Gerai, aš pirmą ragauju. Yeah. It's nice and messy, but it's supposed to be, bro. Yeah. Until I get up on top of that stage, I still, feel down, so I don't know how it's going to go, but I expect I'm going to try my best and hopefully I'm going to win. Hopefully I can get out in front and get the game finished off, but What do you think? I'll be a bit more relaxed and I'll take my chances. We've got a lot of different fans. Žiauriai skanu. Yeah? I think Like? Žiauriai. It was good to see this game on the line, but there was the last 16 game and I think when Yeah, demolish it. Just eat it, bro. You're supposed to have one per person. No, no. and it speaks to us. So it's going to be what it's going to be. No, no, neina kasti. I just constantly on my game. And I love them. afterwards, This is like extremely tasty. his team by so Now we're going to the other one. The other one, we do the same thing. We're going to do a different one, this one.
Žiauriai skanu. Žiauriai. Labai. A cheese dominated one. Wow. Imk šitą. The other end. Yeah. One moment. Let me just set this. No, you finish that one. Ne, tu imk. Okay. My fingers. Valgome jau 4. Labai skanus, kiekvienas yra skirtingas. Vienas turi daugiau sūrio, kitas turi daugiau mėsytės. Ką šitas turi? Šitas neturi jokių salotų, čia tik tais yra guacamole. Ai, neįdėjai salotų? Ne, čia yra guacamole, čia su padažu ir mažiau mėsos ir daugiau sūrio. Gerai. Nusidam. Vakar buvo neužstatytas žadintuvas ir šiandien yra pramiegotas susitikimas su broliu. Atsikėliau po 11, nes skambina, sako, kur tu esi, nes 11:30 jau tarėmės. Sakau, lipu iš lovos. Taigi tuoj Grantas irgi susirašė. Mylytė į lauką greitai. Ir tuoj varysim susitikti su vyriausio mano broliu. We have to run. We have to run for this. Literally, I think. Nespėsim. Viskas. He's the one chasing us. Eina savo, tai. Va. Gerai. Sakyk, kiek. Aš ten filmuoju mūsų maistą į mano YouTube video vlogą. Gal vis tik tavo nepraėjo dar 30 metų. O tu žiūri mano vlogus? Aš kad ne. O čia ir tikras brolis. Palaikymo nėra. O aš dabar atvažiavau vėl į Bambino spa. Iš tikrųjų nebuvau jau turbūt kokią savaitėlę čia beveik. Tai varau į baseiniuką. Pastaruoju metu labai stipriai... Čia buteliai. Pastaruoju metu labai stipriai vieną klubo sąnarį, nežinau ką, išsukinėja, skauda, atjunginėja. Tai labai tikiuosi, kad dabar baseiniukas man padės išjudinti, išmankštinti. Gali būti tiesiog po didesnio darbo krūvio, labai taip užsispaudę, nežinau. Bet viskas kažkaip labai dešiniai pusiai ir tinimas atrodo labiau visas dešiniai pusiai, kažkaip įdomiai taip. Tai va, tai varau į baseiniuką, pasidarysim mankštelę. Aš grįžtu namo po savo blakstienų prilaukinimo. Tai parodysiu jums, kaip atrodo prie apšvietimo normalaus. Kas yra visiškai normalu nėštumo metu, tai kojų tinimas. Tai mes turim tokią kojyčių masažuoklį ir, žodžiu, masažuojas kojytės. Užsidėsime Kiko kaukytę rytoj. Tai paslepinimas toks vakarui prieš rytojų, o rytoj galėsite taip pat pakeliauti su manim į mūsų naujus metus. Turime naujų metų rytą. Aš vakar taip ir neparodžiau jums savo blakstienų. Tokios ilgokos truputuką, bet norėjau, kad ir matytųsi, bet to pačiu ir atrodytų tiesiog kaip žiauriai ilgos, užaugintos ir klasika. Tai varom mes dabar. Nes čia, žinokit, darbo diena. Advokatai dirba šiandien visi. Na tai va, tai aš varau dabar į salės mankštą Bambino ir aš nežinau, kaip aš spėsiu, nes man realiai 12 valandą baigsis, 2 valandą atvažiuoja jau mane pasiimti. Aš dar nei galvos neišsiplovus nieko. Bet aš vis tiek galvoju, kad tiesiog būsiu su tiesiais plaukais, tai svarbiausiai bus tiesiog pasidažyti ir kažkaip tikimės, kad mes čia spėsim viską. Belenkaip sunku buvo, žinokit, man šiandien atsikelti. Dabar būčiau, atrodo, miegojus dar ir miegojus. Tai va, laukia nauji metai. Aš iš tikrųjų labai laukiu, nes manau bus žiauriai fainai. Bet aš dabar varau į mankštą nieko neužvalgius ir man gali būti, bus tiesiog žiauriai bloga ir silpna. Nu, žodžiu, neprotingai buvo čia šitas išbėgimas iš namų padarytas, bet yra kaip yra. Nu va, viskas, aš jau
po savo mankštelės. Žinokite, galiu jums pasakyti, buvo nelengva. Atrodo, tą savo svorį pakelti, tarkim, dubenį kokią. Jau reikia pastangų. Bet šiaip, žinokite, taip gerai prasijudinti ir tiek daug visokių tipsų pasako namuose, vat jeigu, kaip minėjau, kad man būna atjungia koją, tai kaip būtent prajudinti, pramankštinti, pratempti, kad atpalaiduoti. Tai labai, labai jauku ir gera, būtent kineziterapijos salės mankšta, tai toks 1 ant 1, tai labai toks dėmesys gaunasi būtent jums. Tai va, kaip fainai čia atrodo. Jauku ir gera. Man, žinokit, atrodo, aš galėčiau būti Akropolio rėmėje. Tiek kartų, kiek aš atvažiuoju čia, visokių reikalų tvarkytis, yra biški kosmosas. Bet aš dabar varau atspausdinti tokių lapų. Ir fainas žaidimas, labai gausus per naujus metus. Su draugais galėsiu ir parodyti keletą nuotraukų, bet viena mūsų draugė fainai labai padarė, tai bus fainas žaidimukas labai. Atvažiuoju pasiimti, prasme, už valandos laiko. Aš dabar darau tokią veiklą, žodžiu, čia prie dovanėlių yra prikabinti popieriukai ir viskas pakuosis va taip va į vieną, tada ant viršaus kita dovanėlė ir, žodžiu, suksim ratu ir atidarinės ant ko sustos ir, žodžiu, ten, tarkim, va, padovanok tam, kuris šiais metais buvo įklimpęs į darbus ir neturėjo laiko draugams. Na tai va tokie va visokie užrašiukai, reikės perpadovanoti dovanas. Melin kaip skubu. Biškė pavėlino mūsų pasiėmimo laiką, tai gaunasi, kad turėjo 2 pasiimti, o dabar po 3:15 pasiims. Tai aš va išsploviau galvytę, išsitiesinau plaukus ir einu dabar greitai pasidažysiu, užsidėjus paakių kaukytes. Jau pavargau, atrodo, žinokit, šiandien eina savo, o dar tokia ilga diena laukia. Norime filmuoti. Dar kaimas tau, čia prabanga. Ir sako kaimas. Ne joks kaimas, šlaunelė rankoje, mediniai sodyboje, eglutės, lemputės pigiausios. Dabar tuos reikia, ne? Kažkur tvirtinti. Vietoj to ko? Ai, kalėdų senelio. Aš galvoju, dar reikėtų kokio. Nu, kaip tu galvoji, taip dalykai, aš tavim pasitikiu pilnai. Čia mano blizgučių meistrė. Taip pati šventiška visą. Tau ten bitų, nežinau, rinkite. Aš ten sužinau.
Žodžiu, draugai mano, žinokite, dabar yra sausio 4 diena, šeštadienis, mes su draugėm varom į baseiną, norėjom į Žalgirio arenos baseiną nuvaryti, iš tikrųjų aš dar nei karto nesu ten buvus. Ir kilometrinė eilė, belenkiek žmonių, aš net nežinojau, kad iš vis tiek žmonių nori eiti į baseinus, tai bandom dabar iki Girstučio nuvažiuoti. Nauji metai praėjo labai fainai, iš tikrųjų aš kaip ir pirmą kartą tokia visiškai blaiva buvau tokiam jau baliui. Iš pat pradžių galvojau įdomu, kaip bus, nes žinau, kad kartais būna, kad žmonės sako, kai esi blaivas tarp išgėrusių, būna labai erzina ir nemalonus jausmas, bet galiu pasakyti, iš vis taip nebuvo. Išbuvau iki 5 ryto ir būčiau dar buvus, belen kaip smagu buvo, labai fainai ir labai sodyba tokia jauki buvo ir po to ryte visa ta aplinka tokia gražia. Aišku, tas oras tai ne kažką buvo, bet labai smagu buvo su visais pabūt, pašvęsti, labai visada rekomenduoju per kažkokius tai tokius susirinkimus draugų ar ten gimtadienius arba nauji metai žaidimukus sugalvoti, tai labai fainai tie žaidimai praėjo, iš karto tokios veiklos pridavė, nauji metai užskaityti ir po to, žinokite, gavosi taip, kad iki dabar visą laiką pragulėjom lovai su Matu, žiūrim Hario Poterio visas dalis, nes Matas, žodžiu, turėjo šiaip išskristi savaitgalį į Oslą su draugu, bet labai prastai jisai jaučiasi, o jau pirmadienį prasideda futbolo naujas sezonas, tai turi jisai pasveikti iki treniruočių. Tai, žodžiu, neišskrido ir tiesiog aš slaugytoja namuose gydau savo mylimuką. O man, žinokite, jau 36 savaitės, 9 mėnesiai, mažytė duodasi, juda, ta prasme, su kiekvieną dieną vis labiau ir labiau. Iš tikrųjų, žiauriai daug žaksi dabar pastaruoju metu. Gal į dieną atrodo kartais po kokius 8 kartus, tiesiog atrodo atsigulė ir jinai pradeda žaksėti ir tas jausmas toks iš tikrųjų keistas. Taip turi būti. Tai vadinasi, viskas vyksta taip, kaip turi vykti. O kitą savaitę, dabar pirmadienį varysiu plaukučius dažyti, po to dar laukia apsilankimas pas ginekologę, tokių visokių mažų reikaliukų yra, bet šiaip tai jau viskas darbai baigti, nieko daryti nereikia, ką reikės daryti, tai tik namus tvarkytis. Ir dar reikės būtinai nuvažiuoti kitą savaitę į Alytų paimti lovytę. Šiandieną pasisvėriau 65 kg jau su pusę netgi. Nemeluosiu. Tai kiek čia gaunasi realiai 13-14 kg plus jau 9 mėnesį. Tai manau dar kokius 2 kg tikrai priauksiu. Tai tiek ir buvo prognozuojama su draugiam, kai kalbėdavom, kad jaučiu ir bus kokia 16-17 kg plus. Nors atrodo aišku, kur tie kilogramai pasiskirsto, per 9 mėnesius tiek svorio priaugti, man biškai atrodo yra kosmosas. Bet aš nežinau tiesiog, kaip kitos priauga ten 8 kg ar ten 6 kokius, nes aš tai belenkaip noriu valgyti ir valgau. Ir tikiuosi, kad po to viskas nukris ir nusimes. Bandysiu sausio mėnesį irgi įkelti bent keletą vlogų. Norėsiu vieną padaryti labiau apie nėštumą, 3 trimestro. Tai tikrai dar pasimatysime. Ant pačio galo nepavyko padaryti grinai kiekvieną dieną vlogų gruodžio mėnesį. Gaila, nes tikrai buvau vienu momentu pagavus tokį ritmą. O po to, kai pamečiau, tai pamečiau. Kad kiekvieną dieną kelti, tai yra iš tikrųjų labai sudėtinga, bet jeigu pavyktų į savaitę po vieną įkelti, aš manau, čia jau būtų žygdarbis. Tai žiūrėsim, kaip gausis ir labai fainai, kad jūs vis žiūrit mane, stebit. Ar paskutinį dalyką, ką noriu pasakyti, tai noriu palinkėti visiems gražiausių naujų metų. Pas mumis 2025 metais bus daug pokyčių ir žiūrėsim, kaip visą tai pavyks praeiti. Žinau, kad tikrai bus ir iššūkių daug, bet reikia suprasti kartais, kad tie sunkumai yra neišvengiami, bet nuo požiūrio labai priklauso. Reikia suprasti kartais, kad tai yra visiškai natūralu. Ypač kai vaikelis ateina, tai visi visą laiką sako, kad reikia daug kantrybės ir pirmi metai reikia adaptacijos ir priprasti prie visų tų pokyčių. Tai manęs tai laukia, o jums linkiu pasiekti savo tikslų nubrėžtų ir gerų naujų metų. Tai bučkiai.
Tai tuos svogūnus palaisčiau, alijošių palaisčiau ir tas gėles. Gerai. Sveiki, draugai, mano. Vakar nutrūkau kalbėdama mašiną, tai nuvarėmės į Girstotį su draugėm. Labai fainai pabuvom, iš tikrųjų laikas praskrėjo žiauriai greitai. Bet aš pirmą kartą Girstotį buvau, tai viskas ten tik tvarkinga ir gražu. Ir tikrai labai smagiai pabuvom. Nors aš 9 mėnesį nėštumo, bet ir į džekuzį nuvariau, ir į garinę pirtį. Ir tikrai nieko savijauta prasta nebuvo. Ir žinau, kad tiesiog į tokius dalykus, kai eini, reikia tiesiog žiūrėti pagal savo savijautą. Jeigu darosi silpna ar kažką, tai tiesiog išlipti iš tos šiltos aplinkos, bet tikrai buvo labai fainai. O dabar už lango sninga sekmadienio rytą. Aš va pasidažiau, išsiplovau galvytę, eisiu įsidžiovinti, nors rytoj eisiu į kirpyklą, bet nesinori eiti visai jau su tokia riebaluota galva, tai galvojau, va šiandien išsiplausiu. Ir nežinau, planuojame šiaip vakare susitikti su draugėm, apsikeisti kalėdiniam dovanėlėm. Aš nežinau, ar buvau minėjus, bet mes labai fainai tarp draugių susitarėm, kad keisimės būtent stringais. Tai vakar va nupirkau savo draugai, kuriai aš dovanoju. Tai šiandien vakare bus toks susitikimas, o dabar darau arbatytę, padarysiu manų košės, nes labai užsimaniau. Ir fainai, gal varysim pasivaikščioti, net nežinau, bet sninga laukia, pasižiūrėkit. Nors nelabai matosi. Truputuką jau žiema atėjo. Aš visą laiką galvodavau, kad kai aš būsiu gimdymo namuose ar ligoninėj ir gims mažytė, visada taip svajodavau, kad už lango tokios snaigės kris ir bus tokia atmosfera žiemiška. Ir dabar pagalvoju, kad iš tikrųjų tai galėtų būti realistiška. Tai jeigu taip atsitiks, ką reiškia minčių galia? Su mintim galim viską. Nu va, plaukučiai išvenuoti. Košytės pavalgyta, pasidažyta ir varysim prie Dariaus ir Girėno, vis dėlto dar su kitais draugais prisijungs pasivaikščioti. O jau gal užsidėti netgi savo kailinukus, gal kokią nuotraukytę pasidaryti. Tai, žodžiu, varom greit apsirengti ir varysim. Plaukučius susistailinau su Bomber styleriu iš tikrųjų, tai visai patiko. Aš kažkada seniai vieną kartą su jį bandžius naudot. Man truputį kartais atrodo su juo daugiau reikalų yra nei su fenu, bet šiaip naudojau tiesiog niušos visas priemonės, turiu tokias putas, kur volumą padaro. Taip biškai šaknis tų putų pasitepiau, tai nežinau, ar čia labai pavyko pasikelti nuo šaknų to volumą padaryti, bet gerai išsiplaut galvytį, iš karto tokia fresh. Mano outfitukas. Žiemužėlės toks ir lekiunas jau laukia manęs apačioj. Kaip fainai. Labą dieną. O čia sausio vlogas? Kaip? Sausio vlogas? Nu čia toks naujų metų darbiški, bet šiandien uždarau jau šitą vlogą. Tai mes atvarėme į Dariaus ir Girėno stadioną. Eisite pačiuošti? Nu, galvojame. Dar svarsto, dabar va vaikinai jau ruošiasi čia kažką tai daryti. O mes... Toj aš irgi va tai va supuosiu. Bet smagu, bet toksai iš tikrųjų, kaip ir sakėm, su Laura idėja labai gera. Atvaryti čia pasivaikščiot? Nu, apskritai, kad čia padarė tą... Ar kad vaikų pasidarėm? Kuri idėja labai gera. Imk vežimu, kad tavo vaikas jau atsimerkia. Čia nebėga, žinau. Ne, tu turi paspausti mygtuką. Ne, va šitą va turi spausti. Kai spausti... Wow! Nemato čia mato Girė ar Lauras? Mano. O matęs geria? Ne. Tai susirgsi, bro? Bronch. Mes turim bronchitinį. Gerai, kaip aš atrodysiu? Nu, žiauriai gražiai. Žiauriai. Palaikymas iš draugės. Visokiojopas. Taip. Bet labai tinka, žinok, ir tas vežimukas prie tų kailinukų. Ai, jo, man reiktų tokių kailinukų prie vežimuko.
Einam pasižiūrim, ką mums siūlo. Neatsisakom, jeigu siūlo, tai imam. Jeigu muša, tai bėgam. Gerai, karštas vaflis. Karštas spurgytės. Aš spurgyčių mažą norėčiau. Vieną didesnį. Jo, vieną didelę spurgių. Spurgių. Mūsų vaikas. Nesimato, ha. Jinai, žinok, jinai taip miega. Nes Naurius miega prasimerkęs. Čia turbūt yra visas vaikas į tėvas. Pagimdžiau. Draugė, duok tašę, duok rankinę savo, duok rankinę. O neverkia? Ne, miega? Miega. Mama, čiuožiu. Davai, varykit. Nu, opa! Ernis lekia. Belenkai, aš jau matau. Matukas jau pratinasi. Nikolytė ramiai savo miega. Tau reikia va tokias nesąmonės daryti. Ką pavydė? Pavydė, ne? Pavydė? Nefilmuok, ne? Nefilmuok savo. Belekam. Oi, smagiai pabuvom šiandien, labai pavalgėm ką tik Ringaudų šašlikiniai šašlykų ir išsiskirstėm, nors varysimės dar iš tikrųjų, ne mes, o aš pas Augustę apsikeisti dovanėlėm. Tai iš tikrųjų norėjau dabar atsisveikinti, bet pagalvojau, kad bus dar fainai nufilmuoti, kaip apsikeisim dovanėlėm. Tai dar žodžiu pasimatysim, einu dabar pagulėsiu, pailsėsiu truputuką ir pasimatysim vėliau. Vlogą gerai. Čia į mano vlogą piškė, nes aš buvau jau pasakius, kad mes keisimės dovanėlėm ir aš žiauriai noriu nufilmuoti, kaip mes pasikeisim. Mes keisimės dovanėlėm, bet ten paaiškiau. Šiandien? Bet maladėts, aš tai dar nenuėmiau. Nes aš galvojau, kol Nauris yra, aš greičiau suorganizavau. Ir šiandien? Maladėts. Dabar? Dabar aš išvažiuoju. Dabar? Ma dabar. Mano mama atvarė, išplovė grindis ir išsirbė mano vyras, pagirusi vlogę. Bet tai maladėts, va, Jis Vincas gerai. irgi tvarkosi, kad filmuotis. Tiesiog, tu irgi girk Vincą. Tu irgi paminėk. O čia kaip mama ateina. Ša, pasakiau. Jo, Secret Santa. Aš dovanosiu Laurytai. Ir aš tokį linkiu. Prašys namuose būtų šilumos. O aš tikiuosi, kad tai tikrai samdo. Oh my god. Čia yra toks priedas. Aš išpakuoju. Čia jau kaip tokia dropsint pakulantama. Prie tavo raudonos suknytės. Kokią suknytę, ką tu kalti? Ką aš tau tokia išdykėlė? Nu labai. Aš dabar dovanoju savo. Čia gal toks vilelis gali būti. Čia gal ta pati kolekcija ir stringai. Na tai nesunkiai. Na, šovė. Ir čia, jeigu dar iš arčiau pasižiūrėsite, pamatysite, kad šniureliai yra iš Elveto. Dabar aš galvoju, kad mano stringai yra labai gražus. Na. Irgi taip. Su praėjusiam šventėm. Čia buvo tokia paskutinė minutė žodžiu. Aš šitas irgi žiūrėjau. Labai. Žiauriai fainas. Ir žiauriai fainai, kad brazilai. Nes nesulysi šitą. Jo, labai. Dabar spėkit, kuriai. Aš galvoju, kad man. Aš irgi buvau pamiršęs, galvoju, kaip gal man ir tada prisimeniu, kad jau turiu. Šitas žiaurus, nes aš tikrai nuoširdžiai galvojau, kad gal. Palinkėjimas
O, svarbiausiai. Ne, draugė, aš palinkėsiu tau, kad nereikia. Nu, tau čia pasisekė. Aš norėjau. Nu, žinokit, man labiausiai pasisekė. Jo. Nu, davai. Aš vakar skundėsi, kad neturi stringų. Čia yra original, from Italy. Taigi tu žinai. Aš tą pažiūrėjau. Paragausim dabar. Super. Paragausim. Aš nesuprantu, tai mes susitarėm dovanoti stringais. Iš kur čia tie šokoladai, vazelinai? Aš nesuprantu. Dabūkit pizdos. Mama sakė, galėsi jingle bells. Man atrodo, esas čia. Jie dvi formos yra. O kai atsibos, kad skamba, tai galėsi nusikirti savo tos bumbulius. O čia man skambės. Labai. Kas čia liko? Net neaišku iš viso. Bet man atrodo, aš nežinau, gal čia mes tokia pačius noriu. Tau, draugė. Aš tau linkėjau neišblėsančios meilės. Aistros, kad šitie prisikėliai pridėtų aistros ir visus ateinančius metus. Iki pats tų kalėdų, kada gausi naujus. O šiais metais su šitais varais. Jie metam šitą varais stabdai. Ir žinok, nieko nepridėjau, bet čia yra jūsų kalėdų. Ir žinok, neturėjau streso ir aš irgi galvojau, bet... Aš žinok, tu matau, kad net temą grupuosi. Nes šiaip geriau didesnis greitis klausi. Kad nereikia. Jo. Su patys. Čia tokia patys. Čia tokia patys? Taip. Taip. Aš žinokit, irgi norėjau aš pirkti, vilkti. Galvoju, čia kad čia Turi dar galvą. Pažiūrėkit. Toliau. Niekas nenustrausta. Bet kaip aš nesuprantu, taip. Dakčia. Čia grėtas sunscreenas. Labai. Special for you. Draugė, tai jau special for you. Ką darysim? Labai. Saldainiai. Žemė. O kokie čia yra? Weathers, nežinau, kaip čia dar. O mes atidarysime? Aišku. Aš jau galvojau, o pažiūrėk iš karto. Aš jau galvojau, norės vežtis namo. Atsimeni, kai mes buvom tuokas Augustė, šiauliuose, aš tokius karamelinius. Jo. Tai va, bet čia kita versija jau. Dar skanesnė? Nežinau, Vilka sakė, kad jie skanesni, pasižiūrėsim. O čia mes turime latę. Nu, šokoladą, ne šipso kažkokį. Nu. Reikia daugiau suvalgyti. Bet jo tobuli. Jie manęs skanesni. Man irgi skanas. O Dievas. Ai, čia tokie mažulėkesni. Ai, mažiukai, nu. Bet kokios skanesni. Aš porą paimti, gerai? Labai skanus, labai saldus. Labai saldus. Bet labai skanus. Jie tokie patinka, kad... Skanus labai. Mes šiandienos vlogą uždarysime. Aš grįžau namo, čia labai fainai su draugėm, iš tikrųjų buvo pasibūti, aš tokias, ta prasme, nerealias draugės turiu, iš tikrųjų ir tokį šiltą ryšį turim visos tarpusavį ir labai fainai sugalvojom šiais metais apsikeistom dovanėlėm. Labai esu laiminga ir viską, žinokite, uždarom šitą vlogą pagaliau, jis toks ilgas gavosi, bet kitą savaitę irgi pafilmuosiu jum, tai gal pavyks tokį savaitės vlogą dar vieną jum įkelt kitą savaitėlę. Ačiū labai, kas jungiatės, kas žiūrit, kas palaikot ir labai fainai būtų, jeigu paspaustumėt laiką, pasubscribintumėt, tokią sukursim jaukę mergyčių bendruomenę. Tai viskas bučkiai ir pasimatysime sekančiam vlogę.